Sveiki, esu Natalija Bunkė ir nors daugelis mane žinote kaip dainininkė, šiandieną jūs noriu supažindinti su kita savo puse, tai yra meilė sodininkystei. Dabar jums papasakosiu, kaip iš kelių augalų sukurti visą sodą. Pradedantiems itin svarbu pasirinkti tinkamus augalus. Rožės, pelargonijos ir levandos idealiai tinka sodininkystės naujokams. Šie augalai itin lengvai dauginami. Pasirinkite mažą tvirtą ūglį, šis rožės stiebas puikus pavyzdys. Dabar pasiruoškite genėjimo žirklės ir būtinai nupjaukite tiesiai po lapo mazgu. Iš ten išaugs šaknis. Pašalinkite apatinius lapus, bet palikite kelis viršuje, kad vyktų fotosintezė. Norint sėkmingo dauginimo, labai svarbu, kad augalas gerai įsišaknytų. Tam mums reikės komposto mišinio su perlitu. Perlitas tai baltos granulės esančios komposte. Jos užtikrins, kad šaknis nepermirktų, o oras prie šaknų patektų lengviau. O kad mūsų stiebas augtų greitai, naudosime įsišaknyjimo stimuliatorių, kuris yra skirtas geresniam augalų įsišaknyjimui. Pamerkite nupjautą stiebo galą į šiuos miltelius, įdėkite į nedidelį vazonėlį su komposto mišiniu ir švelniai prispauskite maždaug 5 cm gylyje. Ir svarbiausia, nepamirškite naujo sodinuko nuolat drėkinti. Dabar galime sukurti laikinąjį šiltnamį su plastikiniu maišeliu. Jis padės išlaikyti drėgmę ir apsaugoti nuo galimų ligų sukėlėjų. Pastatykite vazoną šiltoje, gerai apšviestoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. Dabar reikia kantrybės, po kelių savaičių tinkamai prižiūrėdami sulauksite naujojo augalo, kuris pradės dygti naujam gyvenimui. Na štai ir viskas, ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko ši sodininkystės pamoka, prenumeruokite Lidl Lietuva YouTube kanalą. Iki kito karto, o dabar visi į sodą. Lidl, taip gyventi verta.